Išėjo mūsų komandos lyderiai. Daugiau jaunų žaidėjų bus pas mus. Bet iš kitos pusės, kada tiem jauniem reikia žaisti. Jiems čia, kaip sakoma, šansas yra duotas ir galvoju, jie jį išnaudos. Jauniem žaidėjim reikia kelti maksimalius tikslus ir kiekvienas rungtynės išeiti nusteikus laimėti, nežiūrint kažką žaidžia. Ką pažadam, gražų krepšinį, nežiūrint, sakiau, į rezultatą, kausimės nuo pirmos iki paskutintos minutės. Sunku kažką čia juos ir gąsdinti, bet, kaip sakoma, pakutensim, galvoju, visus. Gal bandysim parodyti gražų krepšinį, gal ateis ir bandys irgi žmonės gražų. Praeitais metais man buvo sunkiausia žaisti prieš Marijoną Petravičių. Šiais metais norėčiau išbandyti jėgas prieš jį dar. Noriu pažiūrėti, ar patobulėjo kiek nors ar ne. Nes praeitais metais mėtė, kai mažą vaiką ten visiškai nebuvo žaisti prieš ką jam. Tai šiais metais bandau tobulėti, dirbti, kad ką nors padaryčiau.